Į Spa Vilnius Sana Druskininkuose šokėjai važiuoja ne tik gydytis traumų, bet ir atsipalaiduoti po įtemptų ir dramatiškų projekto Kviečiu šokti pažadinta aistra savaičių. Buvo jau tokių momentų, kur galvojau, ką aš čia darau. Nes tikrai buvo fiziškai labai sudėtinga. Bet šitas 2 dienas vėl viską jaučiu, kad subalansuos į savas vietas statys. Ir manau, kad dabar antras kvėpavimas įsijungs. Atpalaiduojančių procedūrų metu šokėjai pamiršta į repeticijų nuovargį ir kiekvieną sekmadienį patiriamą tiesioginio eterio stresą. Štai analogų pasaulyje neturinčiame Gintaro kambaryje į šokėjų veidus grįžo šypsena. O muzikos terapijoje į saldų miegą pasinėrė net didžiausi skeptikai. Buvo juokinga viduj man pačiam toks dalykas, kad galvau, kad visi užmigo apart manęs ir galvau, kad visa ta procedūra tęsiasi 10 minučių, o paaiškėjo man išėjus, kad mes neprabuvom valandą ir aš užmigau. Tai faktas, kad mums visiems reikia poilsio, brangūs žiūrovai. Neįsivaizdavau, kad ant tiek galima atsijungti, atsipalaiduoti, pamiršti apie viską ir pasinert, nežinau, į kažkokius prisiminimus, vasarą, poilsį. Na, be galo tobula, sakyčiau, netgi procedūra. Ant tiek atsijungia ir smegenys, ir visas kūnas, kad tiesiog pasaka. Projekto darbštuoliais jau pakrikštyta Katažinos ir Dainiaus pora treniruočių išvargintus kūnus palepino atpalaiduojančią hamamo procedūrą. Tokia procedūra iš tikrųjų buvau pirmą kartą. Hamamo procedūra, tai kūno šveitimas su, na, kiek pasakoja, ten yra įvairių, kaip sakoma, ten skonių ir taip toliau. Tai šiandien mums darė procedūrytę su šokoladu. Tai visą kūną ištrynė, ten jau pritrynė visko, taip dabar jau išdrėkinta, tos senos ląstelės pašalintos, atsinaujinusi, minkšta, šilta ir patenkinta gyvenimu. Pagurkšnojus vaistingųjų arbatų su mineraliniu vandeniu, pora paniro į saldų ramų miegą. Juk poilsio nusipelno kiekvienas. Viso gero, eterio laikas baigėsi. Dovidzenio.